Sveiki draugai, esu vienas miške ir šiandien labai graži žiemos diena, yra daug sniego, o aš su savim neturiu pasiėmęs jokio miegmaiščio. Na tik pažiūrėkit, viduje įkišau vėl į pirštines tiesiog ledas. O, kvepia tai tikrai gerai. Pasigaminsim valgyti, pasistatysim stovyklavietę, įsirengsim kažkokią gulėjimo vietą ir bandysim nesušalt naktį, nes bandysiu miegoti prie sibirietiško laužo, kuris turėtų degti visą naktį. Beveik pirmą nakties, laužas užgeso. Ar jis tikrai degs ir ar man pavyks, neišsivaizduoju, tad pasižiūrėkim, kaip man seksis. Važiuojam! Trys trinaitės. Taip važiuoju. Iki vietos kelias nevalytas, sniego pilna. Pažiūrėsim, kaip čia seksis davažiuoti. Na ką, vėl miške. Sniego tiek prisnygo, man atrodo, pernai metais net tiek nebuvo, kiek dabar prisnygta. Pirštinę pamečiau. Tai gerai lengva atsekt, kur eit, nes rogių kelias eina, nu ir žingsniai taip pat. Va kokie pėdsakai. Trak. Čia kažkoks jau zuikis tikriausiai. Nes mažutis nustriksėja čia kažkur. Gerai, ant sniego matosi visi pėdsakai žvėrių. Ir mano matosi pėdsakai. Tai mane irgi galima atsekt, kur kas eina. Tai ir gerai, ir negerai. Pirmą kartą pasiėmiau rogutes, nusipirkau senai, bet sniego vis nėra, tai nebuvo kada jas čia naudot. Na štai, gal atėjau, kaip ir vietą kažkokią radau. Manau, gal bus gerai. Čia kažkur galvoju statyti savo tentą aukščiau bus, va čia tokia yra duobė. Tai duobė kaip tik gerai laužui. Man kaip tik į viršų kils šiluma. Ir bus gerai, va ir medis yra iš karto, negulintis ant žemės, o vat jau sausas ir gaunasi nebus užšlapęs. Tai va šitą galima šitą panaudoti labai gerai. O dar priekį matau sausuolis. Nu čia pilna visur ant žemės gulinčių sausuolių. Tai va čia gal reikia daryti. Reikia ko gero kurtis. Reikia šitą sniegą tikriausiai kol kas dabar pirmiausia apsikuopt. Oi, kokia šlapė. Bet čia miegojimui, lovai, o ne deginimui. Tik viduriukas sausas. Va, viduriukas tik sausas. Visas šlapės medis. Kai nupjausiu tą, kuris stovintis, tada pažiūrėsim, palyginsim man, kiek ten bus sausa. Na bet sakau, čia dabar aš darau lovai gultai savo, kad negulėtų ant sniego. Tai nesvarbu, kad jis šlapės. Čia nedeginimui. Tai šiandien noriu nakčiai padaryti Sibirian laužą, taip vadinamą Sibiro laužą. Parodysiu, kas čia per laužas, tai man reikia rastų nemažų. Na tai va priekį ir yra. Va šitas kur rodžiau. Čia aš nežinau, gal jo nelabai nuversi, reikia bandyti pjaut, gal kažkaip nukristi taip pat. Dar lyg taip pirštinės kažkur pamečiau, nes nerandu. Bandžiau grįžti atgal kažkiek, dar nemažai nuėjau, bet niekur neberadau. Yra vat, šiaip žemynės storos, bet labai nepatogu užsivilkt pastoviai, o plonas, nežinau, neberandu, kur aš jį nukišau.
Gerai, vienas gabalas yra. Be galo, be krašto, kada jis nukris. Be pabaigos. Vėl pjaunam. Aš pjūklą mėtau, vos radau sniegį, reikia atsargiau čia man. Aš net virvę pririšau specialiai, oranžinę, kad lengviau būtų rast. Bet kas iš to, numetė į sniegą, jis visas pylenda į vidų ir niekad čia neras. Jis nenori krist. Jis nenori krist. Priveikiam. Pagaliau. Taip, man reikia 5 tokių rastų ir 6 storo. Gal va tą panaudosim, kur lovai dariau, nes ten nesvarbu, kad išlapęs gal dar net geriau bus. Tai gerai, 5 yra, 6 reikia storesnio. Tai va einam tą paimsim, arba paieškosiu dar gal kažkokio, dar gal storesnis bus. Šitas bus labai geras. Šlapės rastas irgi labai blogai pjaunas. Su šito pjūklu blogai, tai kaip su mano tuo senu pjautu aš neišsivaizduoju. Netoks jau čia labai ir šlapės jisai. Viduriukas dar geras. Ova. Tai va toks čia yra laužas. Gaunas vienas, stariausias rastas apačioj, na ir 5 va taip iš šono. Galima 3, galima 4, 7, čia nesvarbu. Tai kokia esmė čia šito laužo? Pats laužas bus čia, apačioj. Ir gaunas jisai degdamas, užkabins va šitos galus ir visą laiką tie galai degs. Ir man tai reikės kažkiek laiko pastumti po truputį į priekį rastus, nes šitas pagrindinis, apatinis, stariausias ir dar plius šlapės, aš kurį paėmiau. Jisai neleis pereiti ugniai per visą rastą. Jisai gausis laikys čia, priekyje ugnį ir dar bus kaip barjeras, kad šiluma eitų būtent į tą pusę, jisai kažkiek sulaikys šilumos. Tai čia šita laužavietė vadinasi sibiriškas laužas. Nežinau kodėl, gal Sibirė žmonės tokius degina. Ir esmė tame, kad jisai turėtų degti visą naktį ilgai ir duoti šilumos. Gaunasi va čia laužas, o čia aš miegosiu. Ir man šiluma kaip tik į viršų eis, kaip tik labai gera vietos, dar čia tokia dauba apačioje, o čia ant samanų kalniukas truputėlį. Tai aš dar aukščiau miegosiu, nes gultą noriu pasidaryti. Tai manau viskas labai bus gerai ir šauniai. Aš bent jau taip tikiuosi. O kaip ten bus, pasižiūrėsim. Kiek čia man pjauti? Na, kokius 2 metrus tikriausiai reikia pjauti. 1, 2.
Dar kokių 2-3 tikriausiai reikia, kad pločius būtų geras. Gal pabandyti reikia tentą pasidaryti, pasižiūrėti, kaip čia viskas stovės. Paskui tvarkyti lovą. Gerai, darom tentą. Gerai, dar kokių reikia 2 storesnių. Gerai, dabar pasidariau, dar dapjoviau porą šitų rastų gultai. Noriu juos visus kažkaip surišti, kad jie bent jau nelakstytų. Ir paskui dar čia pagaliais reikės paremti, kad stovėtų vietoj. Na ką, kaip ir įsirengiau, parodysiu, ką čia pasidariau. Tai laužas va. O čia mano gultas gaunasi, lova tokia. Tentą tiesiog taip padariau. Pakabinau vieną pusę ant virvės, o čia tiesiog už sniegų užverčiau ir viskas, kad čia nesiknaisėt. Tai čia paprašiau, kad viskas ir greičiau būtų. Ir kaip sakau, va, dar pagalį į vidurį įdėjau, kad pasikeltų būti daugiau. Pas mane gaila, va, tente nėra per vidurį kilpos jokios, nes jeigu būtų kilpa, galima kabinti ir prie medžio rišto, o vat nėra nieko. Nustojau judėti, tai tikrai šalta daros, labai šalta. Šalta gal dėl to, kad visas šlapės, o čia ir problema. Ir dar tų pirštinių nėra, tai nežinau, šitas jau neįmanoma į ranką įkišti vidų, ten jau gręžtės galima. Va, matot, kaip atrodo sausa mediena. Čia šiaip ir truputėlį šlapumo, bet ten ant pačios buvo šlapioka, va čia šis visa sausa. Viskas, galima dabar atsipūst. Sutemo jau viskas, vakaras, reiks palaukti žaryjo, darysim valgyt. Nu ir tą laužą degsim, neišsivaizduoju, ar jis gerai degs ar ne. Šiaip jo, tai kaip sakiau, galima naudot
Nu, šį 5 visur naudoja šitos 5 rąstus, bet galima 3, galima 4, 7, kiek nori, galima tikriausiai išsidėlioti. Ir juos taip išsidėlioju, jie prieki va čia degs. Aš juos pastoju į save gaunas stumsiu, tai reiks kas porą valandų ten atskelt. Problemų nebus, aš ir taip gamtoj kas porą valandų atsikeliu. Turiu dar šitą pripučiamą čiužinį. Aš nežinau, ar va jo reikės ar ne. Kaip čia bus, ar labai šalta ar ne. Nes šitie rąstai tai šlapi visi, čia vis tiek šaltis perės. Ir turiu adėlą, tai mėgmaišių neturiu jokią, bet va adėliuką turiu pasiėmęs. Tai jeigu ką jau, jeigu labai blogai bus, tai adėlą dar užsidėsiu, bet tikėkimės nereikės, pažiūrėsim kaip čia bus. Pagaliau internetas truputį atsirado, tai jo, rodo 0, bet dėl vėjo tai feels like -3, o naktį iki -3, bet jeigu vėjuota, tai tada irgi dar dasidegs kokie 2, tai bus kaip feels like -5 bus kokie. Na ką, darysim valgyti. Jau praalkau senai. O turiu tokį šmotą, kaip sakant, kiaulienės šoninė, kažkaip tikriausiai šoninė. Buvo kokakolinių prieskonių, Coca-Cola skonio, tai Coca-Cola prieskonių įdėjau, ten dar kažkokių kiaulienos prieskonių ir nežinau. Druska pipirį. O, kvepia tai tikrai gerai. Bulvėm druskos jau įdėjau, dar va pipiriuko truputį ir paprikos yra. Sakau, gal papasakosiu apie prieskoninę. Kiekvieną kartą, kai tik darau kažkokį maistą ir parodau prieskoninę, tai vis gaunu komentarą, iš kur gavai, kur pirkti. Tai iš Amazonė pirkau. Skirtingos talpos gaunasi ir į kiekvieną gali įsidėti, ką nori. Tarkim, įsidedi, atsisuki ir maža talpa kažkokiem prieskoniam. Tai 5 rūšių gali prieskonius įsidėti. Tai vat, Amazonė pirkau, kaina dabar nepamenu, gal apie 12-13 eurų tikriausiai kažkas tokio. Apverčiam. Reikia būtinai, kad pirštinės pradžiūtų, nes neturiu kitų, tas pamečiau. O jeigu naktį bus šalta rankom, kur aš jas įsidėsiu, į kišenės tik tai, kaip čia miegot reikia susikišus į kišenės arba su pirštinėm, tai vat būtų gerai, kad pradžiūtų. Bulvytės irgi įdėjau kepti, jeigu kepa. Bulvės tikrai gerai iškepė. Geriau negu kai per kūčias dariau, kaip pridegė man bulvę. Bet ne bulvę aš atvažiavau valgyti, o mėsos. Kaip visada žinoma, pamiršau kečupą, daržovės. Bet nieko, su jais ir taip. Labai gerai. Žinot, čia tikriausiai koks vienas pirmųjų maistų, kuriuos valgau, kol dar karšta. Nes kiek ko nesugaminės, kol ten vieną pagaminė, antrą kažką ten duonytę kažką išsikepi, mėsą jau atšala, tai dažniausiai kažkas būna jau nebebūna šilta, bet čia net karšta valgyti, tai nes viskas iš karto. Tai pirmą kartą taip. Riebaliukas, sliuk. 8,5 balo. Iki 9 to kečupo trūksta, o iki 10, 10 čia praeitą kartą, kai bunkerį stačiau, buvo 10. Tai dabar 9, būtų 9, jeigu kečupo būtų. Į ką štai mano maišą šiukšlių, visą foliją čia, nieko nepalieku, viską susirinku, kiekvienas gabaliukas kažkas nukrenta, paimu, nes ką atsinešė, tą išsineška, ne? Gerai, gaminamės desertą, o žinot kas bus? Spurgos bus. Pabandysiu, niekad gyvenime nesu kepęs. Tai įdedam varškės.
Dabar reikia truputėlį vandens. Ten parašyta 10-20 ml. Nežinau, kaip čia bus. Viską iškočiojam. Ir ką čia darom? Išminkom. Čia yra jau paruošti miltai. Aš nežinau, kas ten įdėta. Kepimo milteliai tikriausiai kažkokie, nes aš pirkau tiesiog spurgo mišinį spurgom gaminti. Tai tiesiog įdėti reikia vieną tokį pakelį. Problema, kad parašyta vėliau reikia su miltais dar dadėti miltų, jeigu reikės, bet aš neturiu pasiėmęs irgi miltų. Ir aliejus reikia. Mano aliejus toks. Truputėlį. Man nepatinka parašyta 10 ml aliejus. Ką aš žinau, kiek tas 10 ml aliejus? Tai va, ir parašyta, kad tešlą reikia padaryti, kad jinai liptų. Ir tada su miltais formuot tuos rutuliukus. Tai aš miltų neturiu. Ką, gerai, dabar reikia formuoti. Tešla limpa. Taip ir turi būti, bet reikia miltų. Miltų nėra. Pasiėmiau sniegą, nes tu parašyta, kad reikia, kad būtų šlapios rankos. Atgnybti tešlos. Na, čia gausis. Nieko gero nesigaus. Kaip aš čia sulipdysiu jį? Bet tokios purgos pas mane bus. Rodos kažkas vyksta. Bus purgos vienas miške. Nes purgos, o nežinau, kvadratai kažkokie, kalafijorai. Arba kaip čipsai kažkokie. O, šita tai nebloga, va, apvali. Na tik pažiūrėkit. Na ką, ragaujam, aš žinokit pasakysiu, kad atrodo tai nerealiai. Geriau nei aš tikėjausi. 10. Tikrai buvo verta. Čia tikrai geras. Va tokios purgytės. Wow. Čia šita labiau jau į spurgą panaši. Geras. Reiks dar kartą kepti. Na, ne šiandien žinoma jau. Taip, tai ką čia turim? Sibirietiškas laužas. Reikia, kad užsidegtų viršūnės, jos degs, skleis šilumą į priekį. Kas kažkiek laiko aš šitos rąstus stumu priekin ir jie taip dega. Va, pleduką dar tokį turiu. O nei mėgmaišio nieko neturiu. Turiu tik tais dar kilimėlį pripučiamą, bet nežinau, ar verta jį pūsti ar ne. Kol kas kiek čia sėdėjau, lyg tai nešala labai apačia, tai gal nereikia. Tingi labai puteliot, nežinau. Pabandysiu be kilimėlio pripučiamą. Gal bus gerai. Kągi, kiek čia rodo. Nu, bet čia dar tas laužas labai smarkiai dega, jis prims, tai bus čia mažiau. Nu, bet neblogai. Tikiuosi, kad degs. Tikiuosi, kad nereikės šią naktį pastoviai verkti su juo. Vat palyginus, kas buvo prieš tai buvo paprastas tas laužas, nors jis irgi buvo nemažas, bet šilumos tiek nesidajautė, kiek šitas atiduoda. Na, aišku, kur čia netiduos. Tokie rąstai dega. Na ką, viena problema tik tai. Aš tai planavau, kad galvą dėsiu tą pusę, bet dūmai visą laikį tą pusę eina. O čia žemiau truputėlį, o aš norėjau ton pusę dėti. Na nieko, dabar jau pasirinkimo tai neturiu, ar be dūmus kvėpuot, ar be truputėlį kojam aukščiau. Šiaip sako, kojam aukščiau dar net geriau miegot, nes pasilsi kojos,
Bet nežinau, man nepatinka, man nepatogu. Gal gerai čia viskas, ką čia beprikonstruosiu labai. Va taip kažkaip ir bandysim miegot, kol adijalo nereikia, nėra labai šalta, pažiūrėsim, kaip bus vėliau. Einu bandyti miegot, nesakau ten, nes naktį vis tiek reiks keltis čia tą laužą deginti, tai gal nufilmuosiu, jeigu labai nuotaika bus gera, o jeigu būsiu piktas, tai tada nieko nefilmuosiu. Labanaktis. Beveik 1 nakties, laužas užgeso. Tai pastumu viską, lauksim, kol vėl užsidegs. Atsikėliau visas pelenuotas. Gerai. Toliau miegot. Laužas baiginės, kiek čia valandų? 5 ryto. Labas rytas. 7:30. Rodo, kad 2 valandas 50 minučių miegojo. Neblogai buvo, nesušalau. Už langą -3. Nesijaučiu, nežinau, atrodo šilčiau. Prie laužo bent jau šilčiau. Ką galiu pasakyti apie laužą? Nuo 8 iki 8, tai 12 valandų laisvai pradegė. Va dar kiek liko, aišku, čia dar malkų prikroviau. Bet tas ir degimas toks, tai man reikėjo pastoviai dadėti malkų, kad apačioje degtų, nes, nustoja degti. Nors mediena tai sausa, visiškai sausa. Tai va, nežinau, čia ar man tik tai taip gavosi, ar toks ir niuansas. Gal gerai tik tai, kad reikia mažai pjaustyti, nereikia nieko kapot, reikia pasiruošti malkyčių kažkokio apačioje, bet šiaip nereikia kapot, didelius rastus numetį, va tau visai nakčiai užteks. Ir šilmos irgi neblogai duoda, jisai tikrai buvo šilta. Gaminsim pusryčius. Pusryčiam turiu vėl pasiėmęs Dekatlono. Sublimatai. Kiaušinienė su daržovėm. Gaila, kad nesu mėsa, bet yra kaip yra. Kvepia, nežinau, pomidorais. Pomidorai nupiešti. Visas supilu. Aš šitą jau esu ragavęs. Aš pamenu, ką pirmą kartą sakiau, kai valgiau. Aš nejaučiu čia jokio kiaušinio. Tai dabar lygiai tas pats, aš čia nejaučiu jokio kiaušinio. Kažkoks tiesiog šarmalas. O toks. Bet, man atrodo, skaniau negu pirmą kartą. Pradeginau va tentą. Čia skylutė ir čia maža skylutė. To galima buvo ir tikėtis, čia nieko nepadarysi. Nori nepradegink, eik toliau nuo laužo. O norisi šilčiau, tai būk pasiruošęs, kad bus tokie dalykai. Tai va, gaila. Kaip nuo karščio sniegas ištirpo, tokiam linijam, vat. Šiluma ėjo, gaunas nuo laužo. Tai būna parašo žmonės, kad būtų gerai, kad papasakočiau, kokį inventorių naudoju. Tai tentas buvo Unigir firmos, pirkau Amazonė Vokietijos. Aš kainos nepamenu, gal kažkas apie 60-50 eurų. 3 cm man atrodo. Amazonė aš iš vis labai dažnai perku, nes Amazonė
nemokamas pristatymas virš 60 €, labai didelis prekių pasirinkimas, ko pas mus nėra, kainos daug žemesnės netgi prekių, kurios ir pas mus yra. Ir galiu grąžinti prekes, jeigu nepatinka. Tai kas nesinaudojat Amazonu, tai tikrai patariu, pabandykit. Labai viskas ten paprasta. Tai va, Unigir. Na va, draugai, kaip ir viskas susirinkau, nieko nepalieku, tik palieku ištirpintą sniegą štai čia. O toliau viską susirinkau, daiktų jokių nėra čia man. Gerai, bandysiu judėti tuo pačiu keliu, kaip atėjau. Pirštinės gal rasi. Tai ačiū, kad žiūrėjot, parašykit komentarą, prenumeruokit kanalą ir palaikinkit video. Iki greito, draugai.